jeigu taip pradėt kalbėti nuo mano, tai aš irgi niekada nesportavau kitos sporto šakos apart krepšinio. Kai pradėjau nuo mažens, nuo tos pirmos klasės ar anksčiau, taip ir, kaip sakant, ir užbaigiau to vieną sporto šaką. Kai tu gimsti toj šeimoje, kur viskas sukasi aplink vieną, ten, sakykime, sporto šaką šiuo atveju, ne, tai ta prasme turbūt kito varianto ir net nėra. Tu nori, nenori, diena iš dienos leidi laiką su tėčiu, kuris daug sporto žiūri, žaidžia ir domisi. Dėdė irgi daug įtakos, aš manau, kad turi, ta prasme, ir automatiškai taip gavosi, kad manau, kad net neturi kito varianto, kai tu gyveni tuo. Ir rūbinės pasiėmė, kai vaikas būdavo dar mažesnis, su pas draugus, kaip sakant, po varžybų ar tenai po treniruotės ir panašiai. Ir tai jisai tą mato diena iš dienos, nu, kaip sakant, ir turbūt taip ir gavosi, kad kito varianto ir nebeturėjo jisai. Na, talento iš karto tikrai nepastebėjau, tiesiog kurti taip gavosi, kad augo krepšinio aikštelėje, nes aš jau dirbau, kaip jos laukiausi, tai jinai jau iššiose jau buvo krepšinio aikštelėje. Pirmus metus, kai gimė, taip pat aš neėjau jokių dekretinių atostogų, o nešiojusi ją į treniruotę, tai jau ir pirmi švilpukai, viskas jau buvo nuo pirmų dienų. Tai taip ir augo jinai, po darželio ateidavo į treniruotės. Tai jau aišku, jau nuo tada, kaip sugebėjo pakelti realiai kamuolį, nuo tada jau jinai pradėjo pirmus driblingus. Jau 4-5 metukų jau stengdavosi įmesti į krepšį. 6 metų jau su vyresnėm mergaitėm, jau su 8-9 metų mergaitėm jau jinai ir žaisdavo, kaip jie išeidavo ir net nepastebėjom, kada jinai jau pradėjo kaip ir lankyti ir įsitraukti tą krepšinį. Nuo mažų dienų su krepšiniu esu išbandęs ir kitų sporto šakų biškį, anksčiau, bet kol kas su krepšiniu ir turbūt nuo mažų dienų iki dabar vis dar patinka ir tikrai nenustoju žaisti. Aš atsimenu savo tėtį visą laiką, jis niekada nekomentuodavo prie viešai varžybų. Sėdi, žiūri, po to ten išsako savo tą nuomonę, važiuojant namo. Tai va, man taip visada nepavyksta, kaip sakant, ir varžybų metu kažką pakomentuoji, prabėgant, ten daryk tą, ar ten atlik tą. Ar sunku? Taip, sunku, savo žmogus, tai ta prasme, norisi, kad jam, kaip ir kiekvienam turbūt, tėčiui ar mamai, ar ten seneliui, ar ten broliui, ar sesiai, norisi, kad savam žmogui būtų geriausia. Tai ir pas mumis tas pats. Taip, būna tokių rungtynių, kur tikrai susijaudini ir panašiai. Esu ir ašarą net išliejęs, prisimenu dar anksčiau, kai vaikas dar būdavo. Pastebėti labai sunku, net dažnai būna sėdint su tėvais kitais, sirgaliais, jau kaip sunku būti ir mama, ir trenerė, nes pradėti kaltinti tada ir kitą trenerę, atrodo, aš ten sėdėčiau, daryčiau va taip ir taip, o čia daro taip ir taip. Nori pribėgti, paaiškinti per minutę, negali nubėgti ten savo vaikui aiškinti, tai būna nuo suoliuko reikia daryti taip ir taip. Po varžybų, aišku, pirmiausiai kritikos užžeri, po to jau kaltę pajutus pradedi kažką girti ir ieškoti, ką gero padaryti. Tai šitas yra visai, kas su didelė įtampa žiūri iš tikrųjų visas rungtynės. Džiaugtis, tai tikrai džiaugiamės, ta prasme, tai čia vienareikšmiai. Tikrai, kaip čia sakau, tikrai daugiau jau šiuo metu pasiekė, negu aš pasiekiau. Tai tikrai galiu to pasakyti savo metu, pagal jo žaidimą ir visą, kaip jisai save veda. Tai čia tikrai, tai tas va. O ar pasidžiaugti tą ateitį ir panašiai, iš tikrųjų per savo gyvenimą, čia, sakykime, tą sportinį, mačiau nemažai daug vaikų, sakykime, 13-17 metų, kurie tikrai dominuodavo savo metuose, gal taip pavadinkime, ne? Ir tas biški baugina mane, kadangi tie nebežaidžia krepšinio. Jie anksčiau baigė, negu aš baigiau tą krepšinį. Tai vat norisi, kad, kaip sakant, jis būtų pasilgęs to, kad to krepšinio visą laiką kartais bijau, kad nebūtų per daug, nepervargtų, neatsibostų ir kai 18 metų ateis, sakys, man jau bloga nuo to sporto ir panašiai, noriu ten, nežinau, kažką kitą, ar ten iš vis nenoriu net sportuoti dabar. Jo, tikrai noriu. Ateityje už juos visus būti geresnis. Smagu matyti tos trofėjus, kurie ir tėtis pasiekė, ir dėdė, bet pats tikiuosi, kad turėsiu jų daugiau ir ateityje galėsiu tapti krepšininku ir žaisti, kas man patinka. Beprotiškai laiminga, tai realiai to nesiekdama, bet jinai pildo mano turbūt vaikystės svajonės. Iš
pati krepšinį žaidus 14 metų, tos pačios žvaigždžių dienos buvo, bet ten papulti žvaigždžių dieną atrodydavo kažkoks kosmosas ir man taip nepasiekiama ir ten su tokiom žibančiom akim žiūrėdavau tas žvaigždės ir galvodavau, gal ir aš kada nors norėčiau, bet kad mano vaikas ten pasieks tą žvaigždžių dieną ir pirmoji žvaigždžių dienoje laimėjo baudukų konkursą, to jau būna išrinkta į pačią geriausią į žvaigždžių penketus, tai čia jau net mano svajonių išpildymas, kurių net nedrįsau svajoti svajonių. Laiks nuo laiko vis sužaidžiam 1-1. Ir aš jau vis tiek senstu, jinai stiprėja ir jeigu nugaliu, jau pavyko nugalėti, dar aš turiu, dar reiškia, jeigu ir dar kartą sužaidžiam. Dabar jau šiemet, pažiūrėjau, nesam sužaidusios, jau reiktų išbandyti, kaip čia šiemet, kiek jinai pastiprėjo, kiek aš pasenau jau. Vasarą tai visą laiką, vasarą, pavasarį lauke mes tikrai pamėtom, pažaidžiam ir tą minusą, dar ir brolis prisijungia, kuris labiausiai nori visą laiką tą minusą žaisti ir nepralošti jam. Tai va, tai daugiau mažiau, tai iš tikrųjų tai tas grafikas toks, įtemptas ir daug visko gyvenime vyksta, kad net, nespėjai net visko. Kartais net kaip tik norisi, eik tu nuo to krepšinio, pailsėk ir, kaip sakant, nežinau, eik su kompiuteriu pažaisk, eik teliką pažiūrėk ar dar ką nors. Ar eik su draugais į kiemą, kaip sakant. Tai tas toksai, o taip, kad nuolatos, kad žaistumėt, ne, tai taip nėra kažkaip. Iš tikrųjų, net visą laiką net ir su broliu klausdavo, ar kada žaidžia ten 1-1. Nėra kada, tai aš jį matau į metus ten kelis kartus. Tai tu stengiasi tą laiką, tikrai ne krepšinio aikštelėje ten išnaudoti. O vaikai daugiau net mūsų dabar jau, iš tikrųjų, kai susirenka, tai ten palaksto pažaidžia, ypač berniukai. Kartais nervuoja, kai pasako kažką, kai dar nesiseka, tai nervuoja, bet iš tikrųjų tai smagu, kai žiūri, šeimos nariai vis tiek šalia yra, palaiko mane ir norisi iš manęs kuo geresnio. Girdžiu, kad reikia būtent tėčio balsas, tai smagu yra ir taip užsivedu dar labiau ir gerai sekasi. Bet ten, kai prametu, tai dažniausiai tiesiog toliau žaidžiu, ginuosi, nežinau. Tai jeigu, kaip čia sako, nėra taip, kad neklysi gyvenime, turbūt jeigu darysi, tai ir klysi, ne? Ta prasme, jeigu kursi, tai ir paduosi ir blogą pasą, neįmėsi ir panašiai. Tai aš visą laiką ir skatinu, ta prasme, nebijok, kurk, daryk, ta prasme, realiai. Klysk, tai iš to mokiniesi. Gaudinėčiau turbūt pati save, jeigu sakyčiau, kad visai lūkesčių nėra. Aišku, norisi, kad galbūt ir moterų lygų žaistų, dar būtų geriau, kad į užsienio klubus kokius išvyktų. Tai turint tokias realiai galimybės, vis tiek ir fiziškai stipri ir šitiek metų atidavus krepšinį, tikrai džiaugčiausi, jeigu iš to gyventų, bent jau kokių 30 metų ir kad užsidirbtų iš to. Tai tikrai, manau, džiugintų, bet šią dieną, kadangi sportas yra nenuspėjamas, džiaugiuosi, kad sekasi šiandien, o kai bus rytoj, pažiūrėsim. Net labiausiai, tai aišku, tai norisi pasidžiaugti apskritai, kad tas Lietuvoje tas krepšinis atrodo, ta mūsų ta šalis tokia nedidelė ta šalis iš tikrųjų, bet tuo krepšiniu mes tikrai galim važiuoti, važiuojam ir jau net negalim, o važiuojam į priekį tikrai. Smagu, kad net vaikų krepšinių gali žiūrėti ir online ir panašiai prisijungti, važiuoji, vyksta MKL, važiuoji ten kažkur ten kitą miestą, sakykime, tu būni darbe ar tenai kažkur ten namuose vakare, lauki ten jo, kada jisai grįš iš tų varžybų ir tu gali online žiūrėti. Tai tie tokie dalykai, tai smagu dėl tų vaikų visume kame. O ką daugiau? Žvaigždžių diena, tai man tai tikrai kelia nuotaiką labai tiesiog smagu matyti, kai visi turbūt perspektyviausi žaidėjai susirenka į vieną salę. Tiesiog žvaigždžių diena nėra, kad ten konkuruoti, tiesiog praleisti smagų laiką, turėti tiesiog būti su šypsena ir nežinau, grįžti namo su daug įspūdžių.